Taip, akivaizdus Vilniaus dienų šurmulys ir praėję visą gatvę nusprendėm, kad mums reikia kažko tai gryno, ne tų dešrelių, keptų bulvinių blynų, šaldytų, šašlaikų, rūkytų dešrų. Ne, mums reikia organinių, šviežių dalykų, šviežios sumuštinių reidas. Geros 20 minučių ir už 14,50 gavome termiškai neapdorotą produktą sušių, maksiminių sušių pakavimo dėžutėje. Pirmą kartą tokį matau įpakavimą sumuštiniui. Taip, čia yra moliūgų duonelės su saulėje džiovintų pomidorų paplotėlių įvyniotų sezamo sėklose ir kitam produkte. Gerai, reikia susiras, kur prisėsti. Kur prisėdam? Einam transportą. Pradžia padaryta. Čia akivaizdu, kad yra avokadai ir pomidorai. O čia turbūt tas į saulę džiovintų pomidorų turinys. Gerai. Toks naujas dalykas. Gerai, ta moliūgų duonelė. Jinai vaikystėje teko daryti tokius juodos duonos paplotėlius, kai jis sumaigai, gumuliuką suspaudė, tokį minkštutį pasirodė gumuliuką. Tai va čia jinai. Toks vaikystės skonis, tas toksai, tas tik atjunkęs nuo, gerai, vaikystės skonis. Kitoks. Čia iš viso visas sumuštinis yra didelė vaikiška tyrelė. Nieks neužsilaiko, viskas lenda per kraštus. Kaina 14,50, aš nežinau, už ką. Už naujus potyrius. Kaip naujas potyris, tai yra nuostabus dalykas. Tačiau galutiniam atvejai, nežinau. Būtinai reikia paragauti, bet, 7. Operatorius blaškosi galvo, kadangi praeitą kartą jisai vos atsigavo po valgių šitam restorane. 6. Operatoriau. 5. Ne. Žinok, nepyk, bet, gerai, aš pirmą kartą, kai aš tavęs normaliai klausau, bet, nepyk, 6 aš turėjom duoti. Tai yra naujas potyris, tai yra kažkas keisto, kažkas naujo, kažkas savotiško, nepatirto. Aiškiai, po jo reikės reabilitacijos, gan ilgos, tokios susišvirkšti gerą dozę kraujo iš jautienos kumpio, bet, nežinau, sumuštinis manęs nesužavėjo, kiti produktai man buvo visai neblogai. Termiškai neapdorota, labai sveika, jogiška. Man reikės dabar naujas filmas išeina, vadinasi Yogi Bear.
Kaip išvalgiau? Nu gerai, pitaką duosiu. Pitakas laimingas, dabar pitakas. Gerai? Viskas.